klausimą norėčiau užduoti užsienio reikalų ministrui, bet kadangi jo nėra, tai gerbiama ministrė pirmininkė, jum adresuosiu šitą klausimą. Ir trąšų klausimas su Baltarusija visiems yra gana aiškus, bet kiek jums yra žinoma situacija su rusiškomis trąšomis Europoje? Tai noriu paminėti, kad jos nėra visiškai jokia apimtimi užkardytos, draudžiamos ir ES yra daugiau negu 30% importo viso trąšų sudaro rusiškos trąšos. Rusiškas trąšas daugiausiai krauna Roterdamo uostas, Antverpenas ir Gdanskas pagal oficialius duomenis. Didžiausias importas rusiškų trąšų į ES sunkiuoju transportu yra per Baltarusiją į Lenkiją. Tai kaip Jūs manote, kas labiausiai yra suinteresuotas, kad jokios trąšos, tiek baltarusiškos, tiek rusiškos, nekeliautų per patį trumpiausią kelią į Europą, tai yra Klaipėdos uostas. Ir mano skaičiavimais, kuriuos, jeigu būtų noro, galėčiau pateikti, per pilnus 4 metus Lietuva prarado apie 1,1 milijardo tiesioginių įplaukų į Lietuvos biudžetą per geležinkelius, uostą ir įmonės aptarnaujančias šituos verslus. Manau, kad šitas skaičius gali realus būti siekiamas ir 1,5 milijardo ar netgi ir daugiau. Tai kiek jums yra žinoma rusiškų trąšų situacija Europoje, ką užsienio reikalų ministerija su vyriausybės mandatu daro, kad užkardyti rusiškas trąšas, taipogi kaip ir baltarusiškas. Tai ačiū ir lauksiu atsakymų. Ačiū už klausimą. Tai turbūt, nežinau, neturėtų jums būti paslaptis, kad tai yra ir mūsų nacionalinio saugumo klausimas. Ir man, aišku, labai keista, kad jūs dabar reklamuojate bet kokius prekybinius santykius su Rusija. Tai Lietuvai nėra priimtina ir tai nesusiję su baltarusiškom trąšom ir jų tranzitu, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir mes kaip Lietuva turime ypatingai aktyvią poziciją, lobuojant ir dirbant ties vis naujais sankcijų paketais, užtvirtinant tai, kad sankcijos Europoje būtų nukreiptos maksimaliai skausmingos taškus tiek Rusijai, tiek Baltarusijai.